Nu ką, sveiki draugai, dar viena savaitėlė praėjo, žiema vis arčiau ir arčiau, bet kol dar sniegelis neiškrito, mes dar kelyje. Tai šiandien nuvažiavom 90 km nuo Vilniaus ir sujungsime šiandien dar 2 rajonus, kad truputėlį daugiau parodyt. Tai pirmas mūsų sustojimas yra Švenčionyse ir dabar esame prie jų bažnyčios. Va tokios va. Labą dieną. O sakykit, ten į vidų įeiti negalima? Galima? Nu tik pažiūrėti. Fantastika. Dabar jinai renovuojama yra. Čia remontuoja ją. Bet paprasčiau ir leidžia užeiti į vidų. Tai užeisim. Jau galvojau, į vidų neteks užeiti, bet atleido. Mes tik pasižvalgysim, paturistausim. Dar niekada nesu buvęs remontuojamoj bažnyčiai. Pažiūrėkit, koks kupolas. A ne? Čia stačiačių cerkvė. Aha. Čia yra ne bažnyčia. Jo, labai graži. Вот так и было. Viskas priklauso. Jau senai buvo. Tai cerkvė, ne cerkvė. Aš kai netikintis, tai man čia tiesiog gražus pastatas. O kas ten meldžiasi ir kam meldžiasi, tai čia jau žmonių reikalas. Bet šiaip labai graži architektūra. Taip, einam dar pasivaikščiosim po Švenčionių parką. Pasižiūrėsim, kaip tai Švenčionys atrodo. O paskui važiuosim toliau.
Dar va viena bažnytėlė, visai šalia. Čia mes realiai pėsčiom atėjom, kelios minutės viena nuo kitos. Tai mes čia realiai centre esam. Švenčionių centras. Va, parkas, kur ką tik buvom. Ir va gatvelę pereini ir va bažnytėlė. Einam pasižiūrėsim, spina kaba. Nu tokia, nieko neišsiskirianti nuo kitų bažnytėlių. Visiškai paprasta, gražiai nudažyta naujai. Va, įkišim nosį, pažiūrėsim, kaip atrodo. O kodėl tu neini giliau pasižiūrėti? O todėl, kad grotas su spyna. Tai va, atėjom, pabučiavom spyną, pasižiūrėjom bent jau pro grotas, kaip atrodo. Ir judame toliau. Šiaip labai greitai temsta. Labai jaučiasi, kad jau ruduo. Gerai, važiuojame. Tai Švenčionyse šiaip gyvena 5,5 tūkstančių žmonių šiai dienai. Tai toks neįspūdingo dydžio miestelis, toksai, sakyčiau, senoviškas. Tai va, tai pasivaikščiojom po Švenčionių tą miestelį. Pasižiūrėjom cerkvytę, pasižiūrėjom bažnytėlę, nusipirkom magnetuką ir dabar važiuojame į Švenčionių apžvalgos bokštą. Jisai čia visai šalia, 6 kilometrėliai. Tai važiuojam. Žodžiu, bevažiuojant link bokšto, sustojom čia prie tokio, kaip ir dvaras, sakyčiau, bet esmė tokia, kad, Google aš jo neradau. Neradau Google, įvedu dvarai ir mane išmeta. Gal čia ne dvaras, bet šiaip labai gražus pastatas. Jis įdomiai, taip atrodo šiek tiek apleistas. Neradau jokios informacijos apie šitą dvarą. Gal čia iš vis privati teritorija ir aš čia vaikštau savo per daug drąsiai. Iš šitos pusės jisai toks neypatingo išvaizdos. Toks. Gaila, kad tokie namai palikti griuvimui. Gaila matyti tokias vietas, tokias apleistas. Gražus namas. Toks jau jisai vargšas griūnantis. Gerai, važiuojam toliau. Atvažiavom. Dar vienas apžvalgos bokštas. Jeigu lankytinam rajone yra bokštas, tai mes jį būtinai aplankysim. Jeigu Google'as išmes. Štai ir jis. Vilius aukštai nelips. Bet aš tai bandysiu iki viršaus. O, pirmas žingsnelis toks status. Gerai, pirmas įspūdis. Sulankstyti laiptai. Antras įspūdis, irgi jau galiu pasakyti. Kiauri laiptai. Nes kiekvieną žingsnį, kurį tu dedi ant laiptelio, matosi žemė apačioj. Va, žiūrėkit. Kiekvienas žingsnis kiaurai žemė matai. Tai neprideda pasitikėjimo. Eina savo. Gerai, kol buvau apačioj, jisai visai žemesnis, man atrodo. Aš jau laukiu, kada bus žemų bokštų. Tokių, kur nereikės man lipti per savo baimės. Gerai, dar aukštai. Gerai. Aš taip einu, už šono, taip laikausi, tai šiek tiek drąsiau. Bet nemeluosiu, čia tikrai aukštai. O, užsikabinau. Gerai, nebedaug liko. O, Jėzau. Ir netikintis gali patikėti čia. Nebedaug liko. Eik, tu savo čia dar voratinkliai į burną lenda. Gerai, paskutinis posūkis. Eik, tu savo. Bokštai, jeigu tu krisi, palauk, kol aš nulipsiu. Aš taip laikysiuos. O, gerai, pirmas įspūdis. Didelė aikštelė, padusau aišku. Ir jinai visiškai kiaura. Tu viską matai kiaurai. O tokia aikštelė. Ir tu viską matai kiaurai. Didelis. Ne. Eina savo. Va. Dar vienas bokštas į kolekciją. Tai va, mėly draugai, užlipau, kad jums nereikėtų. Šiaip žiauriai baisu. Nežinau, kodėl kaip buvau apačioje, galvojau, kad jis nėra toks aukštas. Bet kai užlipi, tai pamatai, kad aukštas.
Nulipau. Bet žiūrėkit, ten kai lipi, yra kai kurie laipteliai arba pakopos yra sulankstytos. Tai ir dar netgi klibančių yra. O pažiūrėkit, pavyzdys. O tokie va. Sulankstyti ir jie tokie minkšti. Nu, iš apačios jis tikrai žemesnis atrodo. Žemė, kokia tu tvirta vis dėlto. Tai va, tai vienintelis dalykas, kas man nepatiko, tai kad kai kurie laipteliai sulankstyti ir kad viskas taip nuo pat viršaus iki pat apačios kiaurai persimato. Nors ten ir metalas, aš nežinau, kas yra aukščio baimė. Ar tu bijai vaizdo, kai žemė yra toliau nuo tavęs, ar tu tiesiog nepasitikė konstrukcija žmogaus pastatyta. Va, kur klausimas. Taip, tai su Švenčionių rajonėliu tada kol kas atsisveikinam. Tai susitiksim sekančiam rajonėlį ir su Švenčionim sakom ate. Tai vis dėlto prijungiam dar vieną rajoną prie Švenčionių ir atvažiavam į Utenos rajoną, kuris yra visiškai šalia. Ir startuojame prie Narkūnų piliakalnio. Štai kaip jis atrodo, pasižiūrėkite visi kartu su manimi. Esu skaitęs tokį dalyką, kad čia ir yra Utenos tikrosios šaknys, kad čia prasidėjo Utena. Šalia šito piliakalnio. Bet paskui priešai sudegino ir vietiniai gyventojai persikėlė į šiaurę, ten, kur dabar yra Utena. Tai gal ir įdomi vieta pasižiūrėti, kur viskas prasidėjo. Bet jeigu ne, tai pataisykit, prašau. Tėti, čia yra žiedas. Žiedas? Žiūrėk, te. Nu, parodyk. Oho, tiktų man toks. Geras. Užsidėk žiedą. Tai vieta yra tvarkoma, matau. Laiptukus naujus daro, kala, gręžia, pjauna. Tai gerai, reiškia, neapleista vieta. Bandysim naujais laiptukais užlipti viršų. Va, žiūrėkit, nauji laiptukai. Dar kvepia šviežiena. Matosi, va, kokie buvo anksčiau. Sutrešę, pavargę. O dabar, va, nauji. Mumgi patinka laiptai, ne? Dar truputį dakalt reikia kai kur. Prasieit su plaktukėliu. Aišku, ant to piliakalnio nieko čia nepamatysi. Tai ant pačio piliakalnio užlipus nieko čia įspūdingo nepamatysi. Tiesiog status kalnas, apaugęs, nelabai žmonėm pritaikyta, turiu omeny žolė nenupjauta ir jokios čia aikštelės ar suoliukų nėra. Bet vaizdas visai fainas, visai gražu, aukštai. O, anoj pusė supynės yra, einam, anoj pusėj senais laiptais reikės lipti. Čia tai va lipam naujais, o toj pusėj kažkur yra, kažkur nėra. Nu čia va pavyzdys palyginimui. Gal neįlūšim. Nu, reikia atsargiai. Reikia žiūrėti, kur kojas dedi. Nes va tokie va vargšai laiptukai. Atrama tai jau iš vis nėra jos. Nu jo. Baigėsi takelis. Toliau žiūrim. O, čia iš vis nėra laiptų. Jo. Užlipus toks va vaizdelis. Supynės yra. Siuliukai tokie. Manęs neatlaikys turbūt. Nenoriu viso ąžuolų nuverst. Nu. Aš tai nenorėčiau, kad tu suptumės čia. Bijau, kad tu ten nugriūt gali. Čia ant to žoliuko turbūt lipa pasėdėt žmonės. Tokia va vieta pasėdėt. Su tokiais va vaizdais. Gal ir nieko. Tik reikia užsiropšti čia dar. Gerai, važiuojam toliau. Labai oras toksai ruduo. Labai trumpos tos mūsų dienos. Jau temsta. Visur reikia bėgte. Gerai. Keliaujam toliau. Sveiki atvykę į Utenos rajoną. Nu ką, atvykom į dar vieną įdomią vietą – Laisvės kovų muziejus. Tai užeikim, pasižiūrėkim, apsivaikščiokim aplinkui. Oras, aišku, nelepina, bet rudenėlis. Jau ir vėsu, 10 laipsniukų tik tais. Gerai, užeikim į vidų, pasižiūrėkim. Šeštadienį iki 4. Nu, einam.
Labą dieną. Oi, labai dienai, gal aš pamačiau tas skulptūras ir išsigalvoju. Žiūriu, kad čia kažkas atsidaro, užsidaro. Ar čia dar spėjam? Spėjat. Ar čia galima filmuoti? Uždirbsit iš to pinigus. Ne. Jei ne studentai po 2 eurus, Taip. o jis turbūt ne mokinys. Dar ne. Įdomiau filmuoti, kai aš įjungsiu traukinį. Šitie keleiviai laukia traukinio, čia siaurojo geležinkelio stotis. 25 metai kitais metais, o traukinukai važinėja truputėlį nuo seniau. Aha. Ir čia taip va žmonės laukdavo. Jie laukia traukinio. Realiai kaip tikri žmonės atrodo. Tris minutės iki traukinio. Ar kur eisi? Nu, atrodo, kad tikri žmonės vaikšto čia. Jų Tokia pat. drabužiai tikri. Jie vaizduoja keleivius, ne tremtinius, nors čia Laisvės kovų muziejus. Va. Laisva Lietuva. Aukšta suvarlytė, va gale aukšta suvarlytė. Va čia mažas krapšto nosį, pas mus irgi toks krapšto nosį. Aha. Drabužiai tikri, batai tikri, veidai irgi tikri, bet dabar gyvenančių žmonių. Kažkaip dėtos kaukės, kai kuriuos žmonės aš pažįstu, esu mačiusi. Pavyzdžiui, ta suvarlytė, drabužiai nudažyti dažais, už tai nejuda. Prieš atvažiuot į traukinį truputėlį užtems ekranas. Jau tuoj. Jie visi laukia traukinio. Jų veidai jau bus tokie, jie nežino, kur traukinys nuveš, kas čia bus. Va, bus. O, žiūrėk, iš tiesų atvažiuoja. Jausmas, kad tarp tikrų žmonių eičiau. Jie netikri, bet atrodo, kad kvėpuoja šakės. Tai antras ir trečias apdovanojimai, jeigu nemeluoju, yra dėvėti. O visi kiti nauji, nes po mirties. Ketvirtas yra 4 partizanų tėvą. Jį nušovė 44 gruodžio 12 ar 14 prie jo namus sudegino. Broliai išėjo į mišką, seserys kažkur. Rožinis, rožančius, kaip pas mus sako, iš duonos. Iš duonos? Taip, iš duonos putos gal. Geras. Tai va, mažiukas toksai muziejus, bet labai daug įspūdžių palieka ir tie žmonės, ir tas traukinys atvažiuojantis. Ir čia va yra vagonas vienas, tai einam dabar tą vagoną, pasižiūrėsim. Čia skylė yra, pažiūrėjom, ar matosi viduje kas nors ar ne. Turbūt, kad tikrai autentiškas jisai čia pastatytas. Įsivaizduoju, va su tokiais vagonais žmonės veždavo. Nu jo, su tokiu vagonu nenorėčiau aš pasivažinėti. Tai va čia ta stotis ir buvo, kurią matėm viduje. Įdomi vieta, labai man patiko. Sakau, man tie žmonės, jie nors ir netikri, bet jausmas tarp jų toks, lyg jie kvėpuotų, lyg jie ten iš tiesų būtų. Rekomenduoju. Gerai, važiuojam toliau.
tas surink Lietuvą magnetuką netaip ir lengva surasti. Šeštadienį turizmo centras nedirba. Kultūrnami pirmą kartą išgirdu iš vis, kad ką? Magnetuką? Ne. Atvažiavome į biblioteką Utenos irgi sako, tai Utenoje yra ne viena bažnyčia. Buvom nuvažiavę prie kitos, prie Maksimos, bet ten 100 kartų kuklesnė bažnytėlė negu čia. Tai net nefilmavau, net neverta dėmesio. Bet yra ir senosios kapinės ir šalia jų yra bažnyčia. Kristaus žengimo į dangų bažnyčia. Kaip galvoju, pavyks į vidų užėti, kaipgi mes nepabandysim. Šiaip raudonas mūras, tiesiog mūrita. Kupolas toks viršui. Nu, graži ta bažnytėlė. Nu. Bandom įsibraut. O jeigu laidoja kažką? Tuščia. Gražu. Ir tas kupolas ten viršui, tas yra toksai gražus. Dar yra varpinė tokia. Varpinė irgi nieko visai. Tai va, pasiblaškėm po Utenos miestą, važiuojam šiek tiek dabar į užmiestį. Tai va, nuo bažnyčios nuvažiavom 20 km, į Zarasų pusę kažkur į tą pusę. Ir atvažiavom į Šeimyniškių atodangą. Aišku, saulės nėra, apsiniaukę, vėsu, bet vaizdas visai gražus. Pasižiūrim. Tai pirmas vaizdas išlipus iš mašinos yra va toks. Aukšti laiptukai ir didžiulės uolienos. Galima taip pasakyti. Einam, pažiūrėsim iš arčiau. Esu čia pirmą kartą, net neįsivaizduoju, kas ten bus užlipus ant tų laiptų. Nežinau, kas ten bus aukščiau užlipus, bet tikrai įdomu pamatyti. Gal ten nieko nebus, gal ten tiesiog takelis ir pieva bus, o gal koks gilus krateris. Tai neužlipę nesužinosim. O šitos uolienos tai milžiniškos. Pasižiūrim iš arčiau, kaip tau? Žinau, fainai. Man labai baisu. Baisu? Jaučiuosi kaip ne Lietuvoje. Realiai yra toks jausmas. Skandinavijoje, kur nors Norvegijoje. Milžinai tokie. Nu tikrai jausmas lyg ne Lietuvoje būtumėm. Svarbiausia, čia ta uola atrodo kaip betono
luitas kažkoks milžiniškas. Gal čia iš tiesų yra koks nors dirbtinis jisai? Gal betonavo kažką didelio? Sako, blemba, kur dėti visą betoną? Ai, šeiminiškėse išpilkim. Bet o gal ir ne. Čia man vienam toks jausmas visą laiką būna, kad kai tu esi prie tokių va didelių daiktų, kad jie užgriūs būtinai va dabar va. Man visada toks jausmas yra, kad va dabar 100 metų galbūt stovėjo, nu bet va dabar va tikrai užkris man ant galvos jisai. Nu, toks birus. Šiaip atrodo birus, bet jis tai toks tvirtas. Geras. Ir aišku, geriausias mano draugas - laiptai. Tai čia pasirodo, kažkada buvo tiesiog žvyro karjeras ir jie kasė žvyrą čia šitoj vietoj. Ir tuos luitus jie visiškai netyčia atkasė. Susicementavęs žvyras toksai. Tokie va luitai. Nu jo, įdomus variantas. Kaipgi be laiptukų. Nu gerai, verta lipti ar ne? Realiai visiškai neverta. Čia tiesiog pieva užlipus. Gerai. Nu ir soliukas va vienas atsisėsti. Vaizdas toks. Tos krūmus, jeigu apgenėtų, gal vaizdelis biškį įdomesnis būtų. Nu tai va, realiai dėl tokio vaizdo čia tik lipti. Tai va, tai žinokit, neverta lipčianai, nes čia kaip matot pieva. Pieva ir nieko daugiau nėra, arimai. Ir vaizdas apačioj būnant tikrai yra įspūdingesnis, negu kad užlipus čia ir uždusus nuo lipimo laiptais. Tai sutaupysit laiko kitą kartą, jeigu čia atvažiuosit. Atrodo tiek daug laiptų, verta lipt, kažkas bus įspūdingo. Nieko įspūdingo. Realiai čia tik vaizdai va tokie va įspūdingi šone lipant. Gal dėl to tik tais verta. Nu ir čia iš aukštai gali pažiūrėti. Ten va dar vienas. Nu tie krūmynai biški nepadeda. Nepadeda čia matyti. Tikrai neverta lipti, iškart sakau. Bet vaizdas iš apačios daug geresnis negu iš viršaus. Va ant tiek jisai didelis. Milžiniškas. Geras. Geras, įspūdingas. Tai va, draugai, nusprendėm
Šiais metais sezoną uždarom kelionių, nes dienos jau trumpėja, nebespėjom nuvažiuoti, nebespėjom parodyti, viską bėgte turim daryti. Tai nusprendėm šiais metais užbaigti ir grįžti pavasarį. Pavasarį grįšim su kelionėm ir galbūt dar pridėsim kokių nors naujovių, kad būtų įdomiau. Bet neliūdėkit, žiemą dar turim porą idėjų, ką pafilmuoti, bet nebus jau susijęs su kelionėm ir Lietuvos aplankymu. Tai va tokioje va vietoje atsisveikinam iki kitų metų, iki pavasario. Kai tik pradės pumpurai sproginėti, mes pradėsim keliauti po Lietuvą. A ne? Tai iki pavasario.